negalvoti apie jas viskas. Tai matai, važiai. Taigi tik pasakiau, paprastai, ne? Žmogaus protas, čia vėl prasideda niuansai tokie. Kad mums yra, pavyzdžiui, apie tą vadinamą depresiją, žinai, apie daug, apie patį visą gyvenimą įvarytą, vėl, engramą vadinamą, neteisingas suvokinys. Kad čia yra kažkas tai tokia, taip ugdomus, su perdėtom atsakomybėm. Perdėta atsakomybė mums sudaro, perdėta atsakomybė yra prie kažką tai labai svarbaus. Mums įdėta į protą yra nuostata, kad šitas gyvenimas pats yra be galo svarbus. Čia pasaulėžiniai dalykai, kuriuos reikia perkalbėti. Nesvarbus pats gyvenimas šitas vienas, taip jau stipriai. Daug mes turim tų gyvenimų, bet mums įdėta, kad jisai be galo svarbus. Automatiškai kompiuteris veikia, kad viskas, kas vyksta šitam gyvenime, yra be galo svarbu. Jeigu tu keiti pasaulėžiūrą, gauni patirtį, kad čia tik vienas iš gyvenimų, ta automatiškai viskas, kas vyksta šiam gyvenime, automatiškai krinta svarbume. Automatiškai nulengvėja. Tai tu nerimauni dėl to, kas svarbu, įsivaizduoji. A jeigu tą gyvenimą nėra dėl ko nerimauti, nes čia nieko nėra svarbaus. Bet instinktas veikia. Supranti? Bet instinktas reikia prisiminti. Matai, paskui reikia išsiugdyti protą. Aš, pavyzdžiui, šitą dalyką išsiugdys. Aš tik tai jaučiu paprastą dalyką. Aš mąstau ir man čiut nerimas kažkoks atkyla, žinai. Nesuvaldysiu situaciją, nekontroliuosiu, kaip čia gali sigą ar būti, ar nebūti, žinai. Aš tik stopu iš karto. Aš nesidomi tuo šis. Ir šitoj vietai, tai palauk, gal žmonės jau susirinka, gal vysim. Tik tai matai, ką aš čia norėjau pasakyti šitą vietą, kad kiti nenori sutikti, supranti, ypač, kurie serga depresija, ir būtent va ta, žinai, tokia šešėlinė, tokia demoniška jos forma, žinai, kada tiesiog užsižaidžia, užsimėgoja, kai jinai tampa jų gyvenimo būdu, supranti. Ir tu jam sakai, va tai pras lengvai, žinai. Supranti, tas žmogus jaučiasi svarbus dažnai. Vien tuo, kad jisai va toks visas, žinai, jam tai jo ypatingumo raiška. Aš sergu depresiją, supranti. Ir taip jis susilaukė dėmesio, rūpesčio. A tu jam ateini pasakai, va taip lengvai, žinai. Kad čia ne liga jokia net. Toks proto padurnėjimas, net ne liga. Kaip? Jeigu stadija, aišku, yra sunki, žinai, žmogus žiauriai įkritęs į tą išsekimą, išsekintas žiauriai, tai būna, kad negali išlovas išlyti, supranti, jam šnekėti net sunku. Bet tai yra natūralu ir, supranti, tai yra ne kažkokios tai mistinės depresijos pasiekmi, o tiesioginė išsekimo. Nuo pastovaus savęs alinimo. Niekas to žmogaus nealina, įsivaizduoju. Beveik būna. Kad ne visada yra, va, kaip kalbėsim dar apie nematomą pasaulio tos veikimus, žinai, tai būna, kad nebūtinai, žinai, ten, atakuoja, žinai, žmonės. A jeigu tu esi jau šitą dalyką girdi, ką aš tau sakau, supranti? Paprasčiausias dalykas yra. Tik pajutai. Tu jau žinai, kad tu mastai kažką. Nesąmonė mastai. Op ir dėmesį numest. Bet numest dėmesį būna sunku, nes tu būtent, prisimink vėl šitą mechanizmą, koks jis tą mechanizmą, nes tu su rūpesčiu ir su nerimu mastai tik tai apie tai, kas tau svarbu. Ar pagauni šitą žaismą? Tada ir tau pačiam savo pasakyti, kad nemastyk apie tai. Na, kompas loši, tik svarbu, mastyk. Ar tu turi valingai, savimoningai aukštai. Stop. Pamastysim gal apie tai. Po 10 minučių, po valandos, po dienos. Tada, kai ramiai galėsim apie tai pamastyti. Bet tai matai, čia visą laiką viena tema yra. Kaip ir, sakau, Biblijoje parašyta yra šitoj, apskritai visas ligas liečia, žinai, ten visus gyvenime tos avarijas liečia šitas dalykas, bet čia tai jūs taip išskirtinai pabrėžtinai akivaizdu, žinai, kad paprastai yra taisyklė, kur nėra šeimininko, ten vagys siautėja. Tai mes ir kalbėjom tas, kas esu, kompiuterį šitą, šeimininkas
ir santykių su tuo. Va šitą dalyką mums reikia įsiaiškinti, nustoti mistifikuoti, žiūrėti konkrečiai į savo smegenį, žiūrėti tik tai kaip į kompiuterį. Tik tai kaip į kompiuterį, kuris suintegruotas, sujungtas su visų tavo kūnus, visom tavo fiziologijom ir energetikom vadinam, su visais tavo subtiliaisiais kūnais. Ir tu juos alini, dėgini natūraliai. Tai čia natūralu, jeigu tu pradėsi bet kokį darbą dirbti besaiką. Dirbti protinį darbą kažkokį tai besaiką, tokia pat beprotybė. O kokia tau čia paprasta sistema, bet tai kodėl atrodo ta paprasta sistema, ta paprasta tiesa nėra girdima ir nenaudojama. Įsivaizduoju. Taigi vienas iš tų žaismų ir yra dar, kad negali būti jau taip paprastai. Aš sakau, tu pabandyk. Pabandyk. Matai, kame tema yra. Įsigelbėjimas, matai, kaip prakalbėjom, įsigelbėjimas, man atrodo, tik tai sprendžiant temą. Spręsti temą galima tik tai mąstant, galvojant, ieškant sprendimą. Kad liečia depresiją, būtent tai yra, įsivaizduok, sprendimas yra nemąstyti. Nemąstyti. Būtent mąstymas yra paranojinis įkyrus mąstymas. Kaip jie atskirti, mes jau kalbėjom. Jeigu įkyriai plokštelį kartojasi ir kyla nerimas. Plius yra kita, matai, tema.